Sveiki. Šiandien pakalbėsiu apie labai aktualią temą, apie viršsvorį, apie mitybą ir apie taip, kaip sukoreguoti padidėjusį svorį. Juolab, kad daugelis žmonių susiduria su šita problema ir ieško būdų, kaip viso šito išvengti arba kaip atsikratyti vieno ar kito papildomų kilogramų. Taigi, iš karto noriu pradėti nuo rezultatų, kurie buvo gauti naudojant FitWell mitybos sistemą. Rezultatai. Štai matote žmogus prieš naudojant FitWell mitybos programą ir panaudojus. Praėjus mėnesį po to, kai jisai ją naudoja. Matote didžiulį skirtumą. Riebalinis audinys pilvo, krūtinės juosmens srityje yra gerokai sumažėjęs. Ir čia matote vaizdas iš priekio. Prieš naudojant ir panaudojant. Vėlgi komentarų čia kaip ir nereikia. Kita vertus, geriausiai svorio sumažėjimą atitinka ir parodo rūbai. Čia yra moteris, prieš naudojant FitWell mitybos sistemą, čia yra panaudojus. Matote, kad rūbai yra per dideli, dėl to, kad sumažėjęs riebalinis audinys. Ir čia ta pati moteris, vaizdas iš nugarinės pusės, prieš naudojant ir panaudojus. Matote rezultatą. Vėlgi, prieš naudojant ir panaudojus. Riebalinis audinys sumažėjęs pilvo, sėdmenų, šlaunų srityje ir rezultatas visiškai kitoks. Ir čia vaizdas iš priekio, prieš naudojant ir panaudojus. Vėlgi skirtumas matosi. Kas yra ta FitWell mitybos sistema ir kaip ją naudoti? Tai yra visų pirma maistas, kurį labai lengva pagaminti, ir čia yra daržovių sriuba, vištienos sriuba, omletas bei 4 desertai, tai yra šokolado, karamelės, vanilės ir obuolių cinamono. Kiekvienas pagal savo skonį gali išsirinkti tai, kas jam labiausiai tinka, arba vartoti visus šios išvardintus produktus. Kaip paruošti? Pakelio turinį užpilame vandenį ir viskas, skanaus, lieka tik tai valgyti. Metodika, kaip reikėtų tą daryti? Skirstume į 3 etapus. Pirmas etapas apima pirmasias 10 dienų, vartojame 4-5 pakelius per dieną, atsisakome to maisto, kurį mes turėjome prieš tai, ir galime vartoti neribotą kiekį žalių daržovių. Pabrėžiu, neribotą kiekį. Antras etapas apima nuo 11 iki 20 dienos, vartojame 3-4 FitWell pakelius per dieną, papildomai galime į savo mitybos racioną įtraukti daržovės, jau čia vartojami ir angliavandeniai, sausainukas vienas kitas, taip pat mėsa, jūros produktai ir taip toliau. Bei paskutinis etapas nuo 21 iki 30 dienos vartojame 1-2 pakelius per dieną ir palaipsniui pereiname prie įprastos mitybos, tą, kurią jūs turėjote prieš vartodami FitWell mitybos sistemą. Daržovės, kurias mes rekomenduojame vartoti kartu su šia mitybos sistema, tai matote visas sąrašas, ir rūgštynės, ir aguročiai, agurkai, šampinjonai, žaliosios salotos, bei mėsa, žuvis ir jūros produktai. Taip pat galite drąsiai vartoti, valgyti ir svoris mažėja. Turite štai tokį rezultatą. Riebalinis audinys mažėja juosmens srityje pagrinde, toliau šlaunų srityje, taip pat sėdmenų ir pilvo bei kaktos srityje, ten, kur jis dažniausiai ir susikaupia. Taip pat pasikeičia ir veidas dėl to, kad sumažėja riebalinio audinio skruostų, kaklo bei pasmakriuko srityje. Ir dar kartą noriu parodyti rezultatus prieš naudojant ir panaudojus FitWell mitybos sistemą, prieš ir po. Vėlgi, komentarų čia kaip ir nereikia, matote patys. Dar kartą noriu pasakyti, kad tai yra sveika, paprasta naudoti, greitas efektas, ir jeigu norite keistis, tai tą darykite dabar ir tikrai nelaukite, kol turėsite įvairiausių problemų, kurios susijusios su svorio padidėjimu. Vėlgi, aš labai trumpai, paprastai, aiškiai noriu pasakyti, kad jeigu turite padidėjusi svorį, tai jį sukoreguoti turint FitWell mitybos sistemą yra labai paprasta. Taigi,
Jeigu turėsite kažkokių klausimų, rašykite, skambinkite, būtinai jums pagelbėsime, o dabar sakau iki malonaus.